Net nežinau, kas mane labiau stebina. Ar tai, kad kebabinė prekiauja šaltibaršiais, ar kad tie šaltibaršiai kainuoja 10 eurų. Ir kas svarbiausia, šiems šaltibaršiam mes jau turime priklausomybę. Tad vieną dieną Klaipėdos Taikos prospekte esančioje kebabo manijoje išvydę didžiulę eilę, nusprendėme vykti į kitą jų kebabinę esančią prie geležinkelio stoties. Tiesa, pamiršau paminėti svarbią detalę. Už 10 eurų jūs gaunate ne tik sočius šaltibaršius, bet kartu ir jautienos kebabą su grūzdintomis bulvytėmis. O dabar prisisekite diržus, mes leidžiamės. Tie, kas bent kartą yra lankęsis kebabo manijų kebabinėse, sutiks, kad jų interjerai yra išskirtiniai. Na, kaip sako, menas menų, bet mums svarbiau rūpi atsigert kažko ir pavalgyti. Šitoj kebabiniai šaltibaršių nebuvo, tad kaip užkandį aš užsakiau salotų su vištiena. Ir net su 3 padažais šviežių žolelių, naminių konservuotų pomidorų ir jogurtinių. Katinienės valgyta gyros pita būtų kainavus 9,50 €. Bet įdėjus ją jautienos kebabo ir trūmų padažo kaina pakilo iki 13 eurų. Ir ši gyros pita su kosminio skonio jautiena buvo verta kiekvieno už ją išleisto euro. O didžiulį kebabą su jautiena lavašė verta užsakyti vien dėl jame slypinčio babėnų padažo. Tame padaže persipina surumas, kremiškumas ir lengvutis aitrumas. Tad jei kada Klaipėdoj prie geležinkelio stoties užsimanysite tikrai gero kebabo, rekomenduoju Kebabo maniją.